Modelis tai yra įvairių organizacinių dedamųjų visuma, tokių kaip įstaigos paskirtis, kaip kokie vaikai ten yra ugdomi, gali būti įvairios, sakykime, vaikų pagal amžių grupės, gali būti pagal ugdymosi poreikius grupės, gali būti vieta, kurioje yra organizuojama ugdomoji veikla, tai gali būti kitos erdvės pačioje įstaigoje, tai gali būti lauko aikštelių panaudojimas. Taip pat atsižvelgiant į tai, koks yra personalas, nes kai kurios įstaigos yra sukaupę labai daug specialistų ir jie gali pasiūlyti įvairių paslaugų, tai pagal specialistų kiekį, pagal paslaugų kiekį, kiek yra, pagal darbo laiką, kiek gali dirbti įstaiga, vėlgi varijuojant, gali būti visos dienos grupė, gali būti pusės dienos, gali būti savaitgalio grupė, priklausomai nuo to, ko reikia tėveliams, atsižvelgiant į tai, kokie yra ištekliai, ir iš kur tie, sakykime, lėšos pritraukiamos, kokią ugdymo programą pasirenka, nes ugdymo programas taip pat rengiasi pačios įstaigos. Tai atsižvelgiant į visus šituos veiksnius, galima tą procesą organizuoti visiškai kitaip. Be pagrindinio pastato mes turime 2 grupės gyvenamajame name Jonažolių gatvėje. Iš tikrųjų yra labai racionalu turėti vaikų darželius tokiuose gyvenamuosiuose kvartaluose. Mes galime per 2-3 minutės atvesti iš namų į vaikų darželį savo vaikučius ir iš tikrųjų tai yra labai patogu. Ir Riešės gimnazija kreipėsi nemažai tėvelių su poreikiu ugdyti iki mokyklinio amžiaus vaikus. Todėl buvo nuspręsta mūsų gimnazijoje steigti iki mokyklinio ugdymo grupės. Po darželio iš karto yra tęstinumas. Nereikia blaškytis tėveliam kažko ieškoti. Plius gimnazijos bendradarbiavimas, supažindinimas su mokyklos veikla vaikams suteikia galimybę lengviau adaptuotis paskui nuėjus į mokyklą, į 1. klasę. Tai yra privatus vaikų darželis, įkurtas individualiame name. Ir į tuos namus ateina tų namų gyventojai šeimininkai. Steigdami darželį norėjome įgyvendinti kuo daugiau labai populiarių pasaulio miško darželio idėjų. Ir mes kiekvienais metais, rugsėjo mėnesį, apie 3 savaitės, visas darželis būna ne darželio teritorijoje, o būna už jos, tai yra būna miške. Vaikai ne tik veikia miške, gamina maistą, bet jie ir miega palapinėse. Steigėjams yra sunkokai įsteigti įstaigas, kad jos atitiktų higienos normų reikalavimus. Todėl Švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudama su Aplinkos apsaugos ministerija, pakeitė šį reikalavimą ir dabar, norint steigti iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, steigėjų nebereikia keisti patalpų ir pastatų paskirties. Buvo atsisakyta patalpų išskirstymo, buvo leista įrengti čiužinukus, arba žemas lovytės sudedamas, arba kelių aukštų lovytės, kur atsirado daugiau erdvės žaidimui ir tai aktyviai veiklai. Geros dienos, have a nice day. Kadangi mūsų įstaigos vienas iš išskirtinių bruožų, tai yra ankstyvasis užsienio kalbų mokymas, tam tikslui gyvendinti mes pasirinkom natūralųjį panardinimo į kalbą metodą. Tai yra priežastis, kodėl grupėje, kuri nėra labai didelė, dirba vienu metu 2 pedagogai. Vienas pedagogas kalba tik lietuviškai, kitas pedagogas kalba tik tai užsienio kalba. Vieni mažesni, kiti didesni ir be jokios abejonės čia labai svarbu, kad auklėtoja būtų šalia jų. Ir vienam pedagogui tiesiog būtų neįmanoma pastebėti kiekvieną vaiką, padėti jam. 2 pedagogai yra privilegija, tai padeda mums siekti ugdymo kokybės. Visas tas daugiafunkcis centras, kaip mums pasitarnauja. Ir į biblioteką nueinam, ir pas virėją nueinam pakalbėti, ir po kurtuvėnus visuose renginiuose dalyvaujam. Bažnyčią galim nueiti bet kada susitarę. Tiesiog visur mus čia priima, kaip maža bendruomenė, jaučiamės svarbus. Stiprus ir išskirtiniai mes esame tuo, kad iš tikrųjų bendradarbiaujame su visomis miestelyje veikiančiamis institucijomis. Plačiau reikėtų kalbėti apie bendradarbiavimą su Kurtuvėnų regioniniu parku, kadangi iš tikrųjų vaikai lanko edukacinius užsiėmimus Kurtuvėnų žirgyne, kurie yra nemokami. Steigdami dar mūsų darželį mes iš karto pasiryžom įsigyti ir autobusą. Todėl šitą
mielą mūsų geltoną autobusėlį mums nupirko įstaigos fundatorius, o tėveliai už pavėžėjimą papildomai moka, atsiskaitydami ir už ugdymą, ir už vaikų maitinimą. Mums yra labai patogu, kad darželis turi pavėžėjimą, turi savo autobusiuką. Tai mes vaikus atiduodam 7:30, o jie grįžta namo irgi autobusiuku. Kaimo vietovėse labai daug yra neugdomų vaikų. Galvojam, kaip čia mums pasielgus, ar mums kurti kažkokią tai mobilią grupę, mes važiuotumėm į tas vietas, kur yra daugiausiai vaikučių, ar mums organizuoti kažkokį pavėžėjimą. Su mokykla mums pavyko susitarti taip, kad už pavėžėjimą mes mokam tik tiek, kiek mūsų vaikučius paveža iki jų namų, o visą kitą kelią moka mokykla už savo mokinius, kurie važiuoja tuo pačiu keliu ir tais pačiais autobusiukais. Nuo pat įsikūrimo virtuvė yra mūsų tikrai darželio ašis, aplink kurią sukasi visas ir darželio gyvenimas, ir visų tų mūsų namų projektinės veiklos. Patys kūrėm valgiaraščius ir iš tiesų yra patvirtinti visuomenės sveikatos centre ir mūsų valgiaraščiai yra sukurti kiekvienam metų laikui atskiri. Kokių šiandien sulčių atvežėt? Oi, visokių, visokių 4 rūšių. Paprašėm ūkininkų, kad jie pradėtų vežti didesniais kiekiais ir tam būtent įkūrėme krautuvėlę, kad tėvai galėtų parsinešti tuos pačius produktus ir iš tų pačių produktų galėtų gamintis maistą ir namuose. Mūsų įstaiga lanko 310 vaikų. Nuo 2 iki 7 metų amžiaus yra 17 grupių, iš jų 10 bendrojo ugdymo grupės, 6 specialiojo ugdymo grupės. Bendrose ugdymo grupėse taipogi vaikučiai yra ugdomi su nedideliais bei vidutiniais specialiaisiais poreikiais. Mūsų grupė ir mano asmeniškai vaikas turi autizmo spektrą. Tai reiškia, kad jisai bijo aplinkos, bijo naujovių ir kada jisai yra čia darželį, išeina į lauką, jisai turi pavyzdį ir jisai mokosi bendrauti ir ima pavyzdį iš daugumą. Mūsų įstaiga yra mikrorajone, kuriame yra daug bendrabučių, socialinių būstų. Įstaigoje dirba 26 pedagogai, kurie bet kuriuo momentu gali kreiptis pagalbos į specialistus. Tai yra į specialųjį pedagogą, socialinį pedagogą, logopedą, kineziterapeutą. Kadangi įstaigoje turime daug specialistų, švietimo skyrius pasiūlė mums įsteigti pagalbos kabinetą. Šiandien pagalbą teikiame ne tik savo įstaigos vaikučiams ir šeimoms, bet ir viso mikrorajono tėvams, kurie turi vaikų ugdymo problemų. Mūsų įstaigoje dirba gydytoja neurologija, dirba 8 specialiai pedagogai logopedai, 7 judesio korekcijos pedagogai, masažuotoja, 2 psichologės, socialinė pedagogė. Tėveliai tik tai susimoka už maitinimą. To tikrai nepakaktų, jeigu neieškotumėm rėmėjų, jeigu neprisidėtų rajono savivaldybė. Ypatingai didelė nauda yra ES projektai. Rašome projektus ir ieškome galimybės, kaip kuo daugiau pritraukti įstaigai lėšų. Rėmėjų dėka įrengtas mūsų dviračių bei paspirtukų takelis. Aš esu Davidai, aš iš Gruzijoje. Šiais metais pas mus yra atvykę savanoriai iš Gruzijos Davidas ir vokietė Melanie. Mes dirbame pagal tarptautinį projektą, kuris vadinasi Džiaugsmo, kūrybos ir vilties karavanas. Savanoriai mums nieko nekainuoja. Jis yra finansuojamas šitas projektas ES. Ir yra jiems skiriamas šiek tiek pinigėlių, sakykime, savo sumanytai veiklai įgyvendinti. Ir be abejo, jie integruojasi į įstaigą, išmoksta lietuvių kalbą, mes iš jų išmokstam šiek tiek angliškai. Taigi vyksta džiaugsmo mainai, kūrybos mainai, kultūrų mainai. Vaikai, mes gyvenam Lietuvoje, sušukim Lietuvą! Centralizuotai galima sudaryti tam tikras teisinės sąlygas, higienos reikalavimų ir panašiai, bet pati idėja jį konkretizuojasi konkrečioje erdvėje, konkrečioje vietoje, su konkrečiais žmonėmis, konkrečiais profesionalais. O būtent inovacijos, jos gali padaryti ją tokią, tą sistemą, kokia ji turi būti. Įvairi, kokybiška ir, aišku, nuolat besikeičianti.